Gerbiami gyventojai, noriu pakalbėti šiandien apie labai svarbų klausimą, apie rinkliavą, apie jos dydį, apie tą situaciją, kuri susiklostė mūsų mieste. Labai sudėtinga suprasti, kodėl tiek pastangų, tiek energijos suteikia mūsų vykdomoji valdžia tam, kad prastumti klausimą, kuris iš esmės nėra naudingas gyventojams. Nenaudingas mums visiems, mūsų biudžetui. Paaiškinimai, kad taigi 3 eurai padidėjimas į mėnesį, taigi nieko nereiškia. Atsiprašau, aš su tuo nesutinku. Ir jeigu mes paimsim ir paskaičiuosim, kad pas mus mieste yra apie 8 000 butų, ten, kur siūloma pakelti rinkliavos dydį 127 procentais, tai daugiau negu 2 kartus, tai tie patys 3 eurai virsta 24 000 į mėnesį arba beveik 300 000 į metus. Tai kam tie pinigai reikalingi? Tam, kad statyti mieste šiukšlių kalną, aš manau, kad čia nėra tas tikslas, nėra ta siekiamybė. Iš kitos pusės reikia prisiminti, kad turbūt kiekviena ne kiekviena turbūt, bet daugelis žmonių, tiems, kuriems priklauso kompensacija už šildymą, suprato, kaip dėl jų dirba savivaldybė. Kai praeitais metais, jeigu aš dabar neklystu, 180 namų buvo pasiekusi žinia, kad dėl to, kad jūs nedalyvavot susirinkimuose dėl renovacijos, arba dėl to, kad jūs prabalsavote ne už tą renovaciją, iš jūsų atimta kompensacija. Tai yra tie žmonės, kuriems ta kompensacija reikalinga ir net įstatymas sako, kad tai ne pats pagrindinis kriterijus, pagal kurį savivaldybė turi spręsti, savivaldybė turi įvertinti ir tik tais po to priimti sprendimą. Ir vėl mus verčia patikėti, kad tai yra būtina, kad to reikia. Mes gyvenam demokratinėje valstybėje ir dėl to yra tokia sandara, kad yra vykdomoji valdžia, tai yra meras, tai yra administracijos direktorius ir yra, taip sąlyginai pasakius, taryba, kuri kaip mūsų Lietuvos mastų Seimas išleidžia įstatymus. Tai tam, kad nebūtų uzurpuota viskas vienose rankose, vykdomoji valdžia parengė projektus, o tarybos nariai, kurių yra 25 mūsų mieste, kurie atstovauja visus gyventojus, turi priimti sprendimą, ar tai yra pagrįsta, ar tai yra naudinga ir pritarti, arba atvirkščiai ne. Kągi mes turim? Jau nuo vasaros pradžios, 3 kartą, nežiūrint į tai, kad įstatymai sako apie tai, kad sprendimas turi būti išnagrinėtas bent vienam komitete, klausimas dėl tarifo padidėjimo siūloma svarstyti ir ateinančią tarybą. Visiems grundama mintis, kad tai yra būtina, kad kitokios išeities nėra. Aš manau, kad savivaldybė viršija savo įgaliojimus, tai mano nuomonė. Ir dėl to, kad reikia atstovėti gyventojų interesus, mes pasikreipėm į valstybės kontrolę, mes pasikreipėm į vyriausybės atstovą tam, kad jisai įvertintų esamą situaciją, kad įsikištų ir padėtų išeiti iš tos aklavietės, kurioje mes atsidūrėme. O atsidūrėme mes aklavietėje dėl to, kad vykdomoji valdžia paskaičiavo tarifo padidėjimą, rinkliavos padidėjimą ir pristatė mums. Mes pasižiūrėjom ir radom vietas, kurios yra neoptimizuotos. Tai yra 5 procentai papildomų
pelno dydis, kurį Visagino būstas užsideda už suteikiamą paslaugą. Tai yra administracijos išlaikymas to pačio patarėjo, mano manimu, dirbtinės pareigybės, kuri buvo įvesta su Visagino būste. Ir tarp kitko, su kurios, aš taip suprantu, tiesioginiu dalyvavimu buvo anksčiau paminėti 180 namuose pravesti susirinkimai, dėl kurių daugelis žmonių neteko kompensacijos, irgi pasirodo išlaikomi iš rinkliavos, nors rinkliava pagal įstatymą turi susidėti tik tais iš tiesioginių išlaidų. Yra ir dar daug visokių klausimų, kuriuos mes uždavėm kaip tarybos nariai ir paprašėm perskaičiuoti. Yra dar ir kita dalis, tai yra administracijos, Visagino savivaldybės administravimo mokestis, kuris sudaro 9 procentus nuo visos rinkliavos. Tai jį siūloma padidinti 50 procentų faktiškai per kelis metus. Ir čia ne atlyginimų, o nepagristų pirkimų ir kitų išlaidų. Jas irgi paprašėm įvertinti ir išmesti. Ta patį patvirtino ir kontrolierius savivaldybės, kuris atliko nuodugnį auditą ir visus tuos momentus irgi parodė, kad negalima patvirtinti, kad tik tais tiesioginės išlaidos įskaičiuotos, kad negalima pasakyti, kad tie 5 procentai pagristi ir daugelis kitų momentų. Ir turėdami tas išvadas, turėdami tiesioginį nurodymą iš tarybos narių, perskaičiavimas neatliekamas jau 3, faktiškai 4 mėnesį. Todėl aš kreipiuosi vis tik ir į mūsų tarybos narius, kad jiems pakaks ištvermės ir jie per šią tarybą vis tik priims tinkamą, išmintingą ir visiems gyventojams naudingą sprendimą. Ačiū.